Labas rytelis, pirmadienio rytas. Tai su vyru šiandien pasimatymą turėjom iš ryto. Papusryčiavome centriukį savo mėgstamiausioje kavinėje. Atsigėrėm kavytės. Dabar grįžau ir eisiu sportuoti. Tai šiandien visiškai nėra mano taikėlės, net nežinau kodėl. Nėra net jokios priežasties, kad nebūtų nuotaikos, bet kažkaip taip šiandien visai be nuotaikos visiškai. Tai eisiu pasportuoti, gal nuotaika pagerės. Kažkaip tai reikia šiandien pasikelti savo nuotaiką. Tai pasidarysiu savo gėrimuką, kretiną, elektrolitus ir eisiu pasportuoti. Šiandien padarysiu viršaus kūno treniruotę. Šiaip turėtų būti kojų diena, bet praeitą kartą, kai persistengiau su kojomis, padidinau svorius ir tokia efektyvi buvo treniruotė, kad vienu žodžiu vienos kojos raumenis taip pasitempiau, kad tokia šlubuodama einu skauda, tai šiandien praleisiu kojų dieną, padarysiu viršaus. Tai treniruotė. Tai vienu žodžiu einu, pasportuosiu ir į darbuką. Pasportavau, padariau viršutinės kūno dalies treniruotę. Tai šiandien dariau upper body su Karolina Girvan. Man labai patinka jos treniruotės, iš tikrųjų visokiausių galite rasti netgi programų ir 6 savaitėm, 10 savaičių, Iron serijos, yra pradedantiesiems, Epic programa, Epic 1, Epic 2, vienu žodžiu tikrai rasite įvairiausių pratimų. Dar rekomenduoju Heather Robertson, irgi labai fainos sporto programos pas ją yra, faini pratimukai, visokiausių yra irgi serijų tų, tai galima pasirinkti, labai faina, esu sportavusi, kartais pasportuoju, tai jeigu nebandėte arba nežinote pagal kokias programas sportuoti arba su kuo sportuoti, nes šiaip YouTube tai pilnas visokiausių tų sporto programų video, tai manau, kad moteriams vis tiek įdomu, aktualu, kas sportuoja namuose, kas tik tai pradeda sportuoti arba gal nori pradėti sportuoti namuose. Tai pasidalinkite komentaruose pagal kokias jūs sportuojate programas YouTube'e. Tai va, mano tai rekomendacijos šitų 2 moterų man labai patinka, o jūs pakomentuokite pagal ką jūs sportuojate namuose. Po sporto iš karto nuotaika geresnė, tikrai pagerėjo, daug energingesnė. Dabar išgersiu baltymų kokteiliuką. Su vandenuku aš darausi visada. Baltymų savo, tai naudoju šituos, bet jau viskas jau pabaigiu, baigėsi, bet man visai patiko jie, tik tai man jie per saldus, tai aš daugiau šiek tiek vandenuko piluosi, o ne, kažin ar užteks man, nu kažkaip tai reikės tada su kitais dar maišyti, nelabai užtenka, tai šitie tai labai skanus, jie yra karamelizuotų sausainių skonio. Tai čia kaip bisko panašiai tokie, tai labai skanus. Tai teks maišyti šiek tiek su šitais baltymais, irgi augaliniai baltymai. Jau nedaug liko, bet čia vanilla cream, French vanilla cream. Bet žinokit, šitie yra skanesni negu šitie. O šiaip tai mano patys mėgstamiausi, tai kur man broliukas buvo iš Vokietijos atsiimtas baltymus, bet jų čia Anglijoje nėra, niekur aš negaliu įsigyti. Tai teks, nežinau, gal šituos vėl pirkti arba kažką naujo pabandyti, aš jau tiek išbandžiusi tų augalinių baltymų. Tai tie augaliniai baltymai, žinokit, ne visi yra skanūs. Kiti tokio keisto skonio, tai pavyzdžiui, šitie irgi, kol nebuvau bandžiusi tų
iš Vokietijos baltymų, tai buvo šitie skanūs, geri, bet po tų jau man šitie jau nebeskanūs, jau nebesigeria skaniai. Tai vienu žodžiu, nežinau, ką dabar kažką čia reikės išbandyti, arba sakau, vėl tos pačius pirkti. Tai kas gerite augalinius baltymus, tai pakomentuokite, pavyzdžiui, kokius jūs perkate, kokį jums yra skaniausi, gal aš atrasiu kažką naujo, ko nesu bandžiusi. Na, sakau, su tais augaliniais baltymais labai sunku atrasti skanius. Jeigu galėčiau gerti tuos įprastus neaugalinius baltymus, tai jie visi yra iš tikrųjų skanūs. Dabar čia bus toksai miksiukas vanilos ir sausainių skonio, nu, bet manau, kad dera vis tiek. Skonio nepagadinu. Viskas, išgeriu baltymukus, eisiu į dušą. Aš jau po dušiuko rengiuosi ir noriu kai ką jums parodyti. Turiu dviejus džinsus, vienus mėlynus, kitus juodus ir abeji yra vienodo dydžio, 16 dydžio. Šitie 16 dydžio, bet šitie yra iš Primarko, tai kažkaip iš Primarko būna šiek tiek tokie mažinti dydžiai. Ir šitie juodi džinsai irgi 16 dydis, bet juos pirkau Tesco. Tai dabar apsimausiu abejus ir parodysiu, kaip neatitinka dydžiai, nors vienodi dydžiai abu 16, bet visiškai kaip skirtingai atrodo. Tai apsimoviau dabar mėlynus džinsus pasirodyti, kaip atrodo. Žinokit, užsegti užsegiau, bet jau kvėpuoti tai sunku ir labai spaudžia pilvą. Tai va, iš karto jau matosi šonai iškritę, lašinukai. Nugaroje irgi kumpeliai tokie. Nu, vienu žodžiu. Ir dabar apsimausiu tuos juodus džinsus, tą patį dydį 16 ir pamatysite visiškai kitaip atrodo, tai kaip skiriasi tas pats dydis. Nu va, ir juodi džinsai visiškai kitaip atrodo, niekas nespaudžia, laisvai, neaptempta, jokių lašinių iškritusių, nei šonuose, nieko nėra, jokio lašinuko. Tai va, kaip skiriasi tas pats dydis ir visiškai kitaip atrodo. Tai šitie mano džinsai dabar bus svarstyklės. Tai šiandien yra pirmadieniukas, tai po savaitės kitą pirmadieniuką vėl aš juos apsimausiu ir žiūrėsime, ar sumažėjo lašinukai kumpeliai, ar laisvesni džinsai. Tai bus tokios svarstyklės. Dar kartą pasirodau. Šiaip džinsai nėra mano patogiausia apranga, aš mėgstu labai tokius praktiškus rūbus, laisvus, patogius, tai apsirengiau tokį treningiuką, visą setuką, pirkau Tesco, bet labai faina, žinokit, tokia medžiagytė faina, toks aukštų kakliuku, man labai patinka, labai toksai fainas, galima taip, ir čia tokia gumytė. Nežinau, mano pati mėgstamiausia apranga. Patogiausia, smagiausia. Svarbiausia, kad patogu, nes aš vis tiek dirbu iš namų, tai man tikrai labai svarbu, kad būtų man patogu, laisva ir smagiai jausčiausi. Šiandien pietukams bus virti kiaušinukai, dėsiu šiek tiek svogūno, tai viską susmulkinsiu, tuno dėsiu, tai jau nusipyliau skystį, visada perku savo sultyse. Tuną be aliejaus, kukurūzų šiek tiek įdėsiu, marinuotų agurkėlių ir jogurto, druskytė, pipiriukai ir bus tokie pietukai. Neturiu tortilijos, norėjau sukti į tortiliją. Tai sukuosi iš padėties ir valgysiu su trapučiais. Tai skanūs pietukai, daug baltymų. Tai tokia kaip užtepėlė gavosi, tai galima ir užsitepti ant trapučio, taip valgyti arba užkandant. Tai dar šiek tiek įdėjau garstyčių. Tai va. Atvažiavom broliuko pasimti iš mokyklos, laukiam kol ateis.
Mažyliukas skaito knygą. Kakės makės, močiutė padovanojo. Patinka šitą knygelę? Bet jau toks miegelio nori. Jau pavargęs. Sėdžiu čia, žiūriu čia obelis. Tiek daug obuolių. Raudonuoja. Aišku, aš ten tai nepasieksiu. Bet žiūriu ir ant žemės prikritę, gal einu pasižiūrėsiu. Gal prisirinksiu kokių obuoliukų. Jeigu nesupuvę rudenėlis, obuolių metas, gal kokį pyragą obuolių išsikepčiau. Einu pažiūrėsiu. Užmigo mano mažyliukas, prisiskaitė knygelės. Žandiukai raudoni. Nu tai ką, kol grįšim namo, pamiegos. Mano studentas ateina, marškiniai ištaškyti, išdraskyti, ai. Hello. How are you? Good. How was your day? Good. Tired? Yeah. Let's go home. Grįžom jau namučių, susirinkau visus vaikus, vieną iš darželio, kitą iš mokyklos. Ir prisirinkau, žinokit, ant tų obuolių. Tai pažiūrėkit, kokie dideli. Aišku, jie šiek tiek jau čia tokie biški apdaužyti, bet visai dar geri. O šiaip tai labai daug supūvusių buvo. Tai va, tai eisiu ieškoti kokį nors receptuką ir kepsim obuolių pyragą. Neturiu jokio receptuko obuolių pyragui, tai žiūrėsiu, kažkokį gal rasiu receptuką. Ir jeigu turėsiu visus ingredientus, tai išsikepsiu obuolių pyragiuką. Radau receptuką, jau lupu obuolius susipjaustysiu. Tai iš tikrųjų tų receptų visokiausių, įvairiausių, bet tiesiog žiūrėjau tokį receptuką, kad būtų paprastas ir kad nebūtų labai daug tų ingredientų, nes vis tiek neturiu nusipirkusi tokių ingredientų, reikėtų važiuoti pirkti, o važiuoti tikrai niekur nenoriu. Tai radau čia tokį paprasčiausią receptuką. Tai reikės sviesto 200 gramų, bet sviesto aš žinokit neturiu ir šiaip aš nenaudoju sviesto, nes esu alergiška pieno produktams. Tai galvoju, gal truputį paimprovizuosiu ir galvoju, gal vietoj to sviesto panaudosiu alyvuogių aliejaus. Nežinau, kaip gausis, gal nesugadinsiu recepto, bet pabandysiu. Tada reikės 4 kiaušinių, 150 gramų cukraus, cinamono, 5 vidutinio dydžio obuolių, tai aš turiu 4 tokius didelius, tai manau, kad bus gerai. Ir 250 gramų miltų. Speltos galima naudoti, aš turiu kvietinius miltus, tai tiks ir kvietiniai miltai šį kartą. Aišku, speltos miltai gal geresni. Tada kepimo 2 arbatiniai šaukšteliai, vanilės cukraus irgi neturiu, bet turiu tų vanilės ekstrakto. Ir viskas. Ir gaminsiu, bandysiu. Dabar nusilupsiu obuoliukus ir parodysiu visą eigą, kaip aš čia ką darysiu ir žiūrėsime, kaip čia gausis tas receptukas mums. Susipjausčiau obuolius, 4 kiaušinius įdėjau ir įdėsiu 150 gramų cukraus ir reikia gerai išplakti. Pradėjau plakti ir prisiminiau, kad aliejaus neįpyliau. Tai pyliau dar aliejaus ir dabar plaksiu viską gerai, kad būtų tokia vientisa masė, tokia tiršta. Tai dabar dėsiu kepimo miltelių, dėsiu į miltus. 2 šaukšteliai. 1. Du. Tai taip išmaišysiu dar ir dėsiu tada čia miltus, įdėsiu vanilės ekstrakto, nes aš neturiu vanilinio cukraus.
Tai pilsiu šiek tiek vanilės. Obuolius ir išmaišysiu viską ir jau dėsiu į kepimo indą kepti. Nu, įdomu, kas čia gausis. Gal skanu bus, o gal ir ne. Gal tas aliejus nepagadins skonio, nes vietoj sviesto aliejaus pyliau. Tai nežinau, kas čia bus. Žiūrėsim. Jeigu jūs turite kokį nors skanų savo obuolių receptuką, tai parašykite, išbandysiu, išsikepsiu. Dabar obuolių metas, rudenėlis, obuolių pyragų sezonas. Tai dabar galvoju, kepsiu į šitą formą. Nes turiu apvalę skardą, bet iš tikrųjų jinai tokia maža yra, o man šitos masės tiek daug, tai aš bijau, kad netilps, tai manau, kad dėsiu į šitą kepti, bandysiu. Įkaitinu jau iki 180 laipsnių ir 45 minutės kepsim. Nu, žiūrėsim, kas čia gausis. Iškepė mano obuolių pyragaitis, nu taip nelabai gražiai atrodo, geriau kepti į tą apvalę skardą, nes man prilipo iš tikrųjų, tai čia taip negražiai dabar atrodo. Nu, bet reikia pjauti ir ragauti. Karštas, reikia gal palaukti, kol atvės. Šiaip toksai minkštas atrodo. Nežinau, ar pavyks. Nu, sakyčiau, pavykęs, tik tai reikia paragauti, ar geras skonis bus ar ne. Bet labai karšta dar. Bet toks purus. Nu, ragausim, kai šiek tiek atvės. Jau paragavau, nu, labai skanus iš tikrųjų, toksai purus. Obuoliai tokie rūgštokie, tai cukraus irgi pakankamai, nėra per saldu. Labai geras toksai derinukas, labai skanus. Paprastas toks receptukas. Nežinau, kaip gautųsi, jeigu sviestų dėčiau. Va, vietoj sviesto dėjau aliejaus, bet šiaip visai gerai gavosi. Toks purutis, skanus tikrai. Aišku, tik tai kitą kartą jau kepčiau ne į šitą formą, jau į apvalę tą formą kepčiau. Tik reikės nusipirkti, nes mano tai per maža ta apvali forma, o čia labai toksai didelis gaunasi iš tikrųjų. Nu, tikiuosi, kad valgys kas nors čia pas mane šeimoje, o jei ne, tai nežinau, reikės į svečius kažką pasikviesti, nes aš tai viena tikrai nesuvalgysiu, bet labai skanus. Tai receptuką parašysiu aprašyme. Jei norėsite, galėsite išsikepti, paragauti, gal patiks. O jūs taip pat pakomentuokite, parašykite savo obuolių pyrago receptukus. Išbandyčiau ir aš. Kasgi vakarieniai šiandieną pas mane, ogi nieko ypatingo. Užsimaniau tokių graikiškų salotų. Panašios bus kaip graikiškos salotos, jeigu esate valgę. Tai žinote kaip. Tai, bet aš vis tiek dėsiu šiek tiek salotėlių aisbergo. Agurkas, pomidorai, citrinos sultys, šiek tiek juodųjų alyvuogių ir truputį graikinių riešutų aliejaus ir ožkų sūrio. Aš esu alergiška tik tai karvės pienui, ožkų sūrį aš galiu valgyti. Tai šiaip tai aš visada šitą perku, mano mėgstamiausias iš Lidlo šitas ožkų sūris su česnaku ir žolelėmis. Tai jisai toksai kaip kreminis, toks daugiau.
Bet nusipirkau pabandyti šitą. Šitą irgi pakistaniečių parduotuvėje pirkau, bet man atrodo yra ir Tesco, ir Sainsbury. Esu mačiusi. Tai paragausiu šito sūrio. Tikiuosi, kad bus skanus, nes šiaip esu kitų ragavusi tų ožkų sūrių. Tai nelabai man patiko tas skonis, toks ataskonis. Tai nežinau, paragausiu. Pabandysiu. Jeigu nepatiks, tai tikrai nedėsiu, tada dėsiu šitą sūrį. Tai irgi ožkų sūris turi baltymų, tai 100 gramų 15 gramų baltymų. Vakarienė per kelias minutės, dar šiek tiek citrinos sulčių užspausiu. Ir bus labai skanu, net jau man seiliais kaupėsi, aš aplamai esu tokia salotų mėgėja, man patinka salotos, aš galiu ir žiemą valgyti, ir kai šalta. Tai šitas sūris, žinokit, labai patiko, skanu, šiek tiek paragavau, nes nenorėjau sugadinti salotų. Tai įtrauksiu į savo pirkinių krepšelį šitą sūrį. Labai patiko, skanus. Viskas, einu vakarieniauti.